Šiandien atsigręžusi atgal matau, kaip vienatvė visada buvo šalia augdama lėtai, tarsi šešėlis, kuris įsitvirtina nepastebima. Iš pradžių, būnant šalia savo senelio, viskas atrodė nauja ir žavinga. Jis turėjo lengvą šypseną ir žvilgsnį, kuris, rodės, apšviesdavo bet kurią vietą. Mes susipažinome jauni, abu kupini svajonių ir ambicijų. Kai jis paprašė manęs tekėti, pagalvojau, kad visos mano problemos išsisprendė, kad jo meilė bus ta atrama, kuri mane laikys amžinai. Su juo tikėjau, kad pasaulis yra saugi vieta, kur niekas negali mane sužeisti. Bet aš klydau. Santuoka atėjo greitai, tarsi lavina, kuri viską pakeičia. Buvau spindinti pilna meilės ir laimės pažadų, tikra, kad šalia jo turėsiu ateiti, apie kurią visada svajoja. Bet dienos virto metais, o pradinis žavesys pradėjo blėsti, užleisdamas vietą tikrovę. Atsirado finansinių sunkumų, kasdienės pareigos ir smulkūs nesutarimai kaupės. Atrodė, kad pamažu kiekvienas iš mūsų tolsta įstrigę savo pasaulyje, kupiname rūpesčių ir nusivylimų, kurių vengėme dalintis. Giliai viduje abu stengiamės palaikyti įvaizdį, kad viskas gerai, bet manyje jau kažkas pradėjo griūt. Naktį, gulėdama šalia jo, jaučiau tuštumą, kurios nesugebėjau paaiškinti. Kaip gali jaustis vieniša šalia to, kurį myli. Skausmas, kurį jutau, buvo tarsi vienatvė, kuri atrodė ryja viską, kas buvo gera. Prisimenu, kaip žiūrėjau į jį ir galvojau, kas tu dabar esi. Ir kuo aš tapau. Būtent tada supratau, kad skausmas būti šalia mylimo žmogaus ir vis tiek jaustis visiškai vieniša yra vienas sunkiausių. Ta vienatvė mane ryte rijo, ir kuo labiau bandžiau nuo jos pabėgti, tuo stipriau ji mane gaubė. Tačiau tikėjau, kad dar yra laiko pakeisti viską, išsaugoti tai, ką buvome sukūrę. Vis dėlto viltis yra klastinga ir dažnai mus nuveda į tamsias vietas, iš kurių nebežinome, kaip išeiti. Laikui bėgant supratau, kad didžioji dalis mano nešiojamo skausmo kilo iš lūkesčių, kuriuos pati buvau susikūrus. Labai stengiausi būti idealią žmoną, patenkinti visus jo poreikius, kad galų gale praradau save. Bandžiau būti moteris, kurią jis žavisi, ta, kuri niekada nesuklys, kuri visuomet bus šalia, palaikys, bus jo atrama. Tikėjau, kad mano pareiga yra nešti naštą už mus abu, nes jis jau turėjo pakankamai sunkumų ant savo pečių. Tačiau šie lūkesčiai, kuriuos pati savo užsikroviau, buvo neteisinga našta. Po truputį išsekoja. Nepastebėjau, kad bandydama būti tobula ir visuomet prieinama jam, pamažu atsisakiau savęs. Mano norai, ambicijos ir netgi asmeninė laimė buvo nustumti į šalį dėl šio vedybinio idealo. Buvo lyg dūstačiau, gyvendama tam, kad jam įtikčiau, nesuvokdama, jog norint būti laimingai, turiu pati jaustis pilnavertė. Metai bėgo. Kiekviena diena tapo kova išlaikyti įvaizdį, palaikyti laimingos ir tvirtos sąjungos fasadą, nors viduje jaučiausi suskaldyta. Kuo daugiau stengiausi jį džiuginti, tuo didesnė buvo tuštuma. Pradėjau jausti pyktį, tylų pasipiktinimą, kuris augo mano viduje. Nesuvokiau, kaip jis nematė to, ką išgyvenau, kaip nepastebėjo mano kasdien slėpiamo skausmo. Tačiau giliai viduje žinau, kad atsakomybė gulė ant manęs. Pati save įstumiau į šią padėtį, pati sukūriau lūkesčius, kurie mane dabar skandino. Galbūt tikėjausi, kad jis bus viskas man, kad jis užpildys visas mano tuštumas, nesuvokdama, jog toks lūkestis yra neįmanomas. Santuoka virto našta ir jaučiausi lyg skęstu tame, ką kadaise laikiau savo uostu. Šioje skausmo būsenoje supratau, laimė nepriklauso nuo kito žmogaus. Ji turi gimti mūsų viduje. Mano pačios lūkesčiai griovė ne tik santuoką, bet ir mane pačią. Ir nežinojau, kaip ištrūkti iš šios spąstų, kuriuos pati savo sukūrė. Metams bėgant, mūsų tylos tapo dažnesnės ir sunkesnės. Jis vis daugiau laiko praleido darbe, o aš, vis labiau įstrigusi rutinoje, pripratau slėpti žodžius. Kiekviena išvengta diskusija, kiekviena užgniaužta emocija tik didino prarają tarp mūsų. Pripratau prie tylos, tarsi kalbėjimas apie tai, ką išgyvename, būtų skausmingiau nei išlaikyti fasadą. Prisimenu vieną konkrečią naktį,
kai sėdėjome virtuvėje. Atrodė, lyg ten būtų trečias narys, nematoma, bet sunki kaip bet koks žodis tylos našta. Nebebuvo nei ginčių, nei kaltinimų, tik keista ir nepatogi ramybė. Buvome šalia, tačiau taip toli vienas nuo kito. Skausmas dėl to, kad tai, ką sukūrėme, griūva, mane slėgė, bet jaučiausi bejėgė kovoti su tuo. Tomis akimirkomis savęs klausiau, kas nutiko ne taip, kur dingo meilė, kurią vienas kitam kadaise pažadėjome. Kodėl nebegalėjome atkurti tos jungties, kuri mus suvedė. Vienu ar kitu momentu pasidavėme gyvenimo reikalavimams, lūkesčiams ir rutiną. Atrodė, kad buvome kartu ir kartu atskirai, gyvenome skirtinguose pasauliuose. Tačiau nepaisant visko, vis dar tikėjau, kad meilę, kurią turėjome, dar galima atgaivinti. Bandžiau prisiminti laimingas akimirkas, iš naujo atrasti prisiminimuose viltį, kad tai, ką sukūrėme, vis dar ten buvo, kad dar įmanoma išsaugoti mūsų santykius. Vis dėlto kiekvieną kartą pažvelgusi į jį, matydavau kitokį žmogų, tokį, kurio nebeatpažinau. Jis taip pat buvo pasinėręs į savo mintis ir skausmus, ir aš žinojau, kad mūsų tylos buvo lyg siena, kurios ne vienas iš mūsų neketino pralaužti. Būtent toje tyloje, tame atstume, pradėjau suprasti dialogo svarbą, kad reikia neleisti, jog išdidumas ir nuoskaudos taptų stipresni už meilę. Bet ar dar buvo įmanoma atkurti tai, ką kadaise turėjome? Apmąstymų akimirką suvokiau, kad mūsų gyvenimai virto beveik automatinė rutina. Dienos slinko mums nesusitinkant akimis, o apsikabinimai tapo reti. Iš pradžių maniau, kad tai tik laikinas etapas, kad viskas sugrįš į savo vietas. Tačiau šis etapas rodėsi neturintis pabaigos ir tuštuma tik augo. Būtent tame emocinėme vakume išvydau karčią tiesą. Išdavystė ne visuomet prasideda su kitu žmogumi, kartais jį prasideda mumyse pačiuose. Neradusi paguodos namuose, pradėjau ieškoti jos už jų ribų. To, ko man trūko čia. Tai nebuvo fizinė išdavystė, bet greičiau patvirtinimo paieška trumpose pokalbiuose ir nepažįstamųjų žvilgsniuose. Tai buvo trumpi momentai, kurie suteikdavo trumpalaikį jausmą, kad esu matoma, kad esu pastebėta. Jaučiau kaltę, bet tuo pačiu nesugebėjau to išvengti. Atrodė, kad mano poreikis ryšiui mane slėgė, ir aš bandžiau jį numalšinti bet kokiomis galimomis priemonėmis. Tai buvo pirmoji išdavystė ne su kitu žmogumi, bet su savimi pačia ir su santuoka, kurią pasižadėjau saugot. Suvokiau, kad vis labiau tolstu nuo to, ko iš tikrųjų norėjau, ir taip tik dar labiau didinau tarp mūsų esančią prarają, kuri užuot mane gydžiusi, tik gilino tuštumą. Šis mažas emocinis nukrypimas buvo slapta žaizda, tyli skausmo forma, kurią pati puoselėjau, nesuvokdama jos pasekmi. Naktį, gulėdama šalia jo, jaučiau, kaip kaltė griaužia mano ramybės likučius. Prisimindavau pažadus, kuriuos davėme, amžinos meilės priesaikas ir tai, kiek viskas pasikeitė. Bet taip pat žinojau, kad pirmas atsitraukė jis, kad jo tyla tapo mano skausmo užtaisu. Toje savanoriškoje vienatvėje pradėjau kvestionuoti viską, santuoką, meilę ir netgi tai, kas esu. Tuomet supratau, kad kažkas mumyse buvo sulūžę, ir galbūt šiame taške jau buvo neįmanoma to pataisyti. Kaltė, mano miela, yra negailestingas svoris. Ji prasideda nuo mažų minčių ir pamažu auga, kol virsta nuolatinė balsu, primenančių mums apie mūsų pasirinkimus ir skausmą, kurį sukėlėme. Iš pradžių bandžiau ją ignoruoti, teisindama savo veiksmus, sakydama savo, kad tai jis pirmas atsiribojo. Bet niekas negalėjo sumažinti to vidinio skausmo, gėdos jausmo žinant, kad ir aš išdaviau tai, kas kažkada buvo mūsų. Prisimenu vieną ypatingą naktį, audringą naktį, kuri puikiai atspindėjo mano vidinius išgyvenimus. Jis sėdėjo svetainėje atitolęs, tarsi manęs nebūtų šalia. Norėjau pasikalbėti, išsakyti, kaip pasimetusi jaučiuosi, bet negalėjau. Jaučiau, kad pradėjusi kalbėti išliesiu visas sukauptas nuoskaudas kiekvieną akimirką, kai jis ignoravo mane, kiekvieną tylą, kurią jis pavertė ginklu. Ir tuo pat metu žinojau, kad jis taip pat turėjo savo priežasčių būti tolimas. Galbūt jis jautė savo skausmą, turėjo savų baimių ir nesaugumo jausmų. Tačiau mano nešama kaltė neleido man to aiškiai pamatyti.
Tai buvo nesibaigiantis ciklas, aš kaltinau save už tai, kad leidau meiliai pranykti, o jis atrodo nematė, kiek tai mane gniuždė viduje. Dažnai kaltė akina mus, neleisdama matyti sprendimų galimybių. Buvau taip įstrigusi tame, ką padariau ar ko nepadariau, kad kasdien vis labiau tolome vienas nuo kito. Bandžiau ieškoti jėgų pradėti iš naujo, tačiau kaltė buvo nuodas, kuris mane paralyžiavo, o vienatvė ir toliau mane lydėjo, primindama apie tai, ką pati sugriovė. Galiausiai suvokiau skaudžią tiesą, man reikėjo atleisti sau ir tavo senelių. Buvau įstrigusi ne tik dėl kaltės, bet ir dėl nesugebėjimo paleisti lūkesčius, kuriuos pati susikūrė. Atleidimas atrodė neįmanomas, tarsi būtų silpnybė, pripažinimas viso to, ką patyrėme, nekvestionuojant. Tačiau giliai viduje žinojau, kad be jo niekada nerasiu ramybės. Pradėjau žvelgti į savo vidų, siekdama suprasti, iš kur kilo nuoskaudos ir pagieža, trukdžiusi judėti pirmyn. Pamažu supratau, kad norėdama vėl surasti ramybę, turėsiu paleisti tą svorį, nustoti tikėtis, kad jis bus viskas, ko kada nors troškau. Turėjau priimti, kad žmonės daro klaidas, kad lūkesčiai yra trapus, o skausmas, nors ir būtinas, neturi būti amžinas. Nusprendžiau jam atleisti, ne todėl, kad jis to prašė, o todėl, kad man to reikėjo, kad išsilaisvinčiau. Negalėjau toliau nešiotis nuoskaudos kaip skydo. Suvokiau, kad pagieža tik maitino mano vienatvę. Paleidusi šį svorį, pradėjau matyti, kas iš mūsų dar liko meilė, kuri nors ir sužeista, vis dar egzistavo mažuose gestuose ir žvilgsniuose. Bet svarbiausia, kad pagaliau pamačiau save su aiškumu, kurį buvau praradus. Atleidimas nereiškia užmiršimo, bet sprendimą judėti į priekį be praeities naštos. Ir tuo metu atleidimas buvo vienintelis dalykas, kuris mane išlaisvino iš skausmo rato, kuriame pati save buvau įkalinus. Po šio sprendimo kažkas manyje pasikeitė. Pajutau, kaip sluoksnis nuo skaudos ir skausmo ištirpau ir vėl galėjau įkvėpti. Tai buvo lyg nuėmus raištį nuo akių ir pradėjus matyti dalykus kitaip. Ne, mūsų santuoka nebuvo tobula. Buvo klaidų, randų ir gilių žaizdų, bet buvo ir meilė. Meilė, kuri nepaisant visko, vis dar turėjo jėgų išlikti. Atleidimas leido man pamatyti, kad tai, kas iš mūsų liko, buvo tylus prieraišumas, partnerystė, kuri nors ir išsekusi, vis dar egzistavo. Nusprendėme kartu atkurti tai, ką buvome praradę. Abu žinojome, kad nebus lengva, bet buvome pasirengę pabandyti. Mūsų meilė nebuvo tokia, kokia buvo pirmosius metus, bet galbūt ji galėjo tapti kažkuo nauju, brandesniu, tikresni. Kalbėjomės taip, kaip seniai nebuvome darę. Prisimindavome geras akimirkas, bet taip pat susidūrėme su sukauptomis nuoskaudomis. Buvo skaudu, lyg atverti žaizdą, bet tai buvo būtina, kad išvalytume visą tai, kas dar liko paslėpta. Su kiekvienu pokalbiu, kiekvienu žodžiu atgavome mažytę dalelę savęs. Supratome, kad tai nebus stebuklingas išgyjimas, bet tai buvo pradžia. Nusprendėme judėti pirmyn, suvokdami savo klaidas, bet taip pat ir savo stiprybę. Vienatvė, kuri anksčiau buvo mano nuolatinė palydovė, užleido vietą naujai vilčiai. Nežinojau, ką mums atneš ateitis, bet jaučiau, kad pirmą kartą per ilgą laiką mes abu ėjome tą pačią kryptim. Dabar, kai pasakoju tau šią istoriją, suprantu, kad kiekvienas skausmas, kiekviena tyla ir kiekviena klaida mus nuvedė į naują supratimą apie tikrąją meilės prasmę. Išmokau per šį vingiuotą kelią, kad meilė nėra pastovi, ji yra statoma ir perstatoma laikui bėgant, kasdieniais pasirinkimais ir atleidimais, kurie reikalauja jėgų. Suvokiau, kad vienatvė nebuvo meilės pabaiga, bet pradžia brandos procesui, kvietimas pirmiausia pažvelgti į save, prieš ieškant laimės kituose. Aš ir tavo senelis vis dar esame kartu. Ne dėl to idealizuoto santykio, kurį įsivaizdavau būdama jauna, bet dėl tikros sąjungos, kurioje abu priimame vienas kitą tokiais, kokie esame, ir išmokome vertinti vienas kito buvimą su visais mūsų trūkumais. Tikrovė labai skiriasi nuo puoselėtų svajonių, bet būtent ši realybė, su visomis savo klaidomis ir skausmais, mus moko būti stipresniais ir mylėti giliau bei nuoširdžiai. Šiandien noriu, kad šią pamoką pasimtum su savimi, ilgalaikė meilė nėra tokia,
kuri gyvena iš fantazijų ar nepasiekiamo tobulumo, o tokia, kuri išgyvena iššūkius, prisitaiko, atleidžia ir svarbiausia, nusprendžia tęsti, net ir sunkiomis dienomis. Tai meilė, kuria palaiko drąsą susidurti su audromis, pasirinkimas būti pažeidžiamam ir atleisti. Taigi dabar, kai žinai mano istoriją, papasakok savo, ar esi patyręs tokią meilę. Ar tau teko kam nors atleisti, kad galėtum judėti pirmyn? Pasidalink savo patirtimi komentaruose ir papasakok, kaip tai tave pakeitė. Ir jei ši istorija palietė tavo širdį, prenumeruok kanalą ir įjunk pranešimų varpelį, kad nepraleistum mūsų kitų istorijų. Mokykimės kartu iš kiekvienos pasidalintos patirties. O tau koks yra tikrai ilgalaikės meilės paslaptis?